Taigi, dėl struktūros pačios urbanistinės, manau, kad yra teisingas sprendimas, kuomet tarsi nejučia senamiestis persilieja iki upės, prasidėse. Praktiškai galime įsivaizduoti, kad lankytojas nejaus jokio barjero arba jokio esminio pokyčio, reiškia judėdamas iš, sakysim, nuo Vilniaus gatvės link Neries upės. Tai, ką reiškia Tadas minėjo kaip trūkumą, aš laikyčiau tam tikrų privalumų, kad šioje stadijoje užduodamas tam tikras urbanistinis raktas, kuris galėtų būti toliau plėtojamas įvairių architektų. Ir čia šokant per kelis punktus toliau į skyrių, reiškia, racionalumas ir lankstumas vystant, praktiškai ta užduota formulė palieka pakankamai didelę laisvę vystytojui keisti eigoje, koreguoti tą projektą, keičiant ir funkcijas, ir, sakysim, tą formų darybą, kas yra, mano galva, privalumas. Taigi, iškepę planą, aš nežinau, ar čia verta labai apsistoti pristatant vargu, nes autoriai labai išsamei tą padarė, jūs turbūt visi atsimenat, reiškia, jų pagrindinius teiginius. Tai plane, mano galva, yra labai svarbu, kad išlaikoma gatvelio struktūra, pratęsiant į upę ir formuojama ištisinė, išilginė gatvelė viduryje kvartalo ir pakrantėje, kuri, reiškia, mezga tokį parkų arba žaliųjų zonų jungti, praturtindama šioje vietoje tokia labai stipria urbanistinė struktūra, kurioje galim prognozuoti tikrai intensyvius procesus. Kas dar yra labai svarbu, kuo pagerino autoriai, iš tikro sukurdami jungti su pilimi ir šitą įdubusią aikštę, kuri natūraliai susijungia su pilies uostų prieplauka, mano galva, yra stipriausias sprendimas iš konkursinių projektų. Ir jisai labai, reiškia, teisingai instrumentuotas, sakykime, tokiom neįkyriom, nebrangiom architektūriniam priemonėm sukūriamos skirtingos erdvės, kuriuose gali vykti, reiškia, ir labiau masiniai, ir tokie lokalūs renginiai. Ir paprastą dieną ir švenčių dienomis čia pakankamai vertinga teritorija. Kas yra dar svarbu, kalbant apie architektūrinę kalbą, tai mano supratimu jinai yra pakankamai aiškiai suformuluota kaip urbanistiniam etape ir palieka didelę laisvę tolesnėme projektavime architektams, reiškia, vystant projektą, skirtingiems architektams vystant projektą. Ir tokia savo charakteriu jinai yra pakankamai kontekstuali senamiesčio pastatams. Kas yra pažymėtina projektas, kaip aš radau, yra bene didžiausia programa, talpinantis 99 500 kvadratinių metrų, kaip nekeista. Ir kaip trūkumą laikyčiau, kad pirmame etape jie, reiškia, viešbučių ir kultūrinių įstaigų kažkodėl nesiūlo, kas mano galva yra trūkumas, nes realizuojant tokį projektą iš karto būtų reikalinga keletas tokių embleminių išskirtinių objektų. Kita vertus, vietos pagerinimo požiūriu, manau, kad tai yra vienas naudingiausių miestui projektų ir tas pagerinimas tiek viešųjų procesų, sakysim, kurie čia generuojami šito projekto pasekmėje, tiek privačių yra vienas didžiausių. Trumpai užsimindamas apie transportą, aš prisijungiu prie Tado Balčiūno, nelabai noriu lysti į tokią specifinę temą, nes tam reikia specialių žinių, tik tai
užimčiau tokią laikyseną, kad tokioje vietoje greta senamiesčio, kuria yra nebūdingos, pasakysiu, išskydusios erdvės, bet kuris sprendimas, kuris veda transporto mazgo erdvinio kompaktizavimo keliu, yra labai sveikintinas. Ir istorinėje raidoje užstatymo tas pats atsispindi, kad Jonavos gatvė galutiniam rezultate tendenciją įgavo į perimetrinį užstatymą, jau pradėjo gauti tendenciją, tik tai sustojo ekonomiškai, o į upę buvo būtent galais. Ir šitas upės charakteris nuo Jonavos gatvės buvo asimetriškas, buvo tikrai iš tikrųjų taip ir buvo. Tai vat, aš pažiūrėjau, manyčiau, kad galėjo darbuose atsispindėti šitas charakteris. Aukščiai man atrodo, kad aš dabar mintinai nepasakysiu, bet čia yra, man atrodo, 5 aukštai maksimum ir mano galva, kad tas siluetas yra toks daugmaž vienodas, be tokių dramatiškų peršokimų ar susireikšminimų, šiuo atveju yra vienas iš būdų, kuris galėtų būti. Reiškia, mes matysim po to kitų. Jisai pakankamai. Taip, aš būtent apie tą ir kalbu. O jums nekelia įtarimo, kad esamas miesto užstatymas artimiausias? Artimiausias yra 3 aukštai, tai maksimum su stogais, o priešais atsidūrė gerokai aukštesnis užstatymas. Kaip šitą santykį galima? Kaip mes žiūrime apie tokį santykį, ką mes matom maketę? Iš viršaus žiūrite, iš viršaus. Žiūrėkite iš platinėse. Aš turiu vieną pastabą. Aš atsiprašau, gerbiami žiūri nariai, nesistengkite mūsų įtikinti. Mes tiesiog, reiškia, išdėstom savo poziciją. Jinai gali būti ir klaidinga. Ši pastaba, reiškia, buvo turėta omeny. Mano galva, aš nematau klaidų šiuo požiūriu. Bet jūs galite turėti ir kitą nuomonę. Ačiū. Ar dar yra klausimų? Pagrindinis trūkumas šito darbo, kad visas šitas daiktas yra skaitomas kaip vienas kvartalas. Čia ir dėl perimetro tie klausimai, kur prasidėjo, reiškia, čia ar nėra jo. Šičia yra trūkumas. Tai reiškia, jeigu žiūrėti tą, reiškia, senamiesčio kontaktą, jo įpinimą, reiškia, šito objekto, viso didelio, reiškia, ir tai, kad jis traktuojamas kaip vienas kvartalas, skaitau, kad trūkumas. Nors autoriai ir gavo pastabą po pirmojo turo, bet, jie kažkodėl tai nematė reikalų į tai atsižvelgti. Matyt, skaito, kad šitoks idėjos vystymas yra teisingesnis. Audrius Ambrasas. Norėjau paklausti, reiškia, Karaliaus kaip urbanistinių struktūrų specialisto ir entuziasto. Tie hidrotechniniai renginiai visi, kur siūlomi pakrantė ir kur kaip privalumas šio darbo yra. Koks to viso, kaip čia pasakyti, programa, turinys, kaip pačiam atrodo, ar tai atrastų gyvenimą, užsipildytų, dėl ko tai būtų daroma? Tai būtų daroma dėl to, tai yra, aš vadinčiau, visą tai, kas čia vyksta prie vandens, ką jie pateikia, tai yra instrumentas. Čia tas pats, kaip būtų atvežtos, sakysim, pirmos meškerės į Kauną. Tai jos natūraliai turėtų būti pristatomas, kas tai yra per daiktas, ką su juo reikia veikti ir kokia gali būti iš to nauda, malonumas, reiškia, ir pasiteisinimas. Taip. Tai va čia tas pirmosios meškerės, sakysim, po galbūt 100 ar daugiau metų pertraukos į Kauną atvažiavo ir aš matau netgi toje šachmatiškoje struktūroje labai didelę įvairovę būdų, kaip būtų galima tai vystyti. Ir, reiškia, fiksuotos konsolės ir, reiškia, tos, kaip pavadinti, pontoninės, plūduriuojančios konsolės, jos gali labai įvairiai, sakysim, būti išspręstos, panaudotos, įskaitant tuos pastatus, kurie dabar nedideli yra atsiradę šitoj stadijoje. Kitaip tariant, čia yra pasiūloma didelė platus funkcinis meniu. Reiškia, tai mano galva šitoj stadijoje kaip tik tai reikėjo padaryti. Ačiū. Ar dar yra klausimų? Dėkui recenzentam už šio projekto recenziją.